Laidą pristato Memelio taupomoji kasa. Paskolos verslui nuo 6%. Sveiki vairuotojai, jiems prijaučiantys pėstieji, dviratininkai, motociklininkai ir inspektoriai. Čia reidas, laida apie mus visus čia išvardintus. 3,26 promilės alkoholio rastos vairuotojo organizme, kuriam sakė nevažiuok, bet jis važiavo. O keleivis būtų pūtęs dar daugiau ir apie kokias promilės mes kalbame 9 val. Ryto. Vairavimo veteranai praėjusią savaitę pateko į nesėkmių ruožą. Visą tai pamatysite netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Savaitės skaičiai. Apie tai Klaipėdos kelių policijos biuro komisarė inspektorė Liudmila Benderavičė. Per paskutinę savaitę Klaipėdoje įvyko 20 eismo įvykių. Iš jų 7 skaitiniai, kuriuo metu nukentėjo 7 asmenys. Kelių eismo taisyklės pažeidė 132 eismo dalyviai. 5 vairuotojai transporto priemonės vairavo neblaivus. Šis motociklas BMW ką tik gulėjo ant šono Taikos ir Dubysos gatvių sankryžoje. Motociklininkas yra įmonės direktorius, todėl paslėpė galvą po šalmu. Mūsų nedomina įmonės reikalai ir veikla. Laida Reidas skirta eismo saugumui. Todėl jį aiškinasi, ko tas motociklas buvo paguldytas sankryžoje. Pasirodo, kad bus įsipainiojęs automobilis Peugeot. Jisai iš tos pusės važiavo trečią juostą į antrą suką. O aš per raudoną rodiklę, per žalią rodiklę. Šičia sukau kaip ir į pirmą, bet iškart reikiavausi į antrą. Ir tik tai tada jį pamačiau. Man iš priekio aš nieko nemačiau. Jisai parlėkė turbūt nežvėriškų greičių. Nes prieš tai 2 mašinos 4 juostai sukti čia irgi laukė. Jisai jas apėjo kažkaip, čiut netrukdydamas. Ir staigiai va čia iššoko ant to posūkio. Ir aš tik jį pamačiau jau per veidrodėlį, kad jisai jau jį neša ant šono ant posūkio. Ar jisai guldė? Ir jisai nuslydo, jo, jisai guldė tikrai. Aš dar spėjau čia paduoti iškart, nes matau, kad jis jau į mane rėšis. Per avariją niekas nenukentėjo, tarp transporto priemonių net kontakto nebuvo. Būtų Peugeot ekipažas nuvažiavęs iš įvykio vietos, būtų nieko nebuvę. O dabar padarumas atsisuko prieš patį Peugeot vairuotoją, nes važiavimas pagal rodiklės lentelėje nesuteikė pirmumo teisės prieš tos, kurie važiavo pagal leidžiamą žalios spalvos šviesoforo signalą. Ir kitas siužetas bus motociklinis. Vieną šeštadienio pavakarę, kai visa Lietuva sėdėjo prie televizoriaus ir stebėjo krepšinį, o ne kažkokius šokius, ir šalies keliai ištuštėjo, prie priekulės susidūrus lengvajam automobiliu Opel Astra ir motociklui Kawasaki buvo lengvai sužeista 33 motociklo keleivė. Avariją matė iš degalinės išvažiuojančio automobilio vairuotoją. Matė, kaip motociklas susidūrė su sukančiu į degalinę automobiliu. Aš pamačiau iš karto, kad motociklas dideliu greičiu atlėkė. Ir šita mergina vairaus tą mašinytę, jinai norėjo sukti, rodė posūkį, bet manevro dar nebuvo pradėjusi daryti. Tiesiog dar nebuvo įlindusi į kitą juostą. Ir tiesiog jie tieškėsi. Opel Astra vairavusi 19-metė klaipėdietė, kuri tik mokosi vairuoti, tad vairuotojo pažymėjimo neturi. Šalia sėdėjo pakankamą vairavimo stažą turinti mama. Automobilis buvo pažymėtas ženklu M. Ir jisai iš kur jis išlėkė vienas dievas, aš nežinau, kokiu greičiu. O tokiu greičiu kaip čia tas nuvažiavo? Nes nebuvo nieko, žiūri, veik kelią, o posūkis rodėm nuo seniausiai. Nes aš seniam įdėjau, Ir posūkis seniausiai mes lėtai važiavom. Ta moteris sako, aš nesupratau, sako, iš kur jis atsirado. Motociklo ekipažą nuo didesnių sužalojimų išgelbėjo speciali apranga ir šalmai, nors 36 metų Klaipėdos rajono gyventojas vairavęs motociklą buvo trumpam netekęs sąmonės, jis į ligoninę nevažiavo. Ten atsidūrė keleivė su lūžusiais šonkauliais. Aš važiavau, ir mašina darė posūkį į kolonėlę. Ir galbūt vairuotojo neįsitikinę, kad pradėjau lenkimo manevrą. Šioje vietoje yra ištisinė linija, ji ant kelio neseniai paryškinta, tad motociklas su Opeliu susidūrė lenkimo manevrą pradėjęs kertant ištisinę liniją, o tai eismo taisyklės draudžia. Incidento dalyviai buvo blaivus, tai įvykio vietoje įrodė alkotesterio parodymai. Dėl šios avarijos Klaipėdos rajono policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir ši avarija primena, kad motociklininkų sezonas dar nesibaigė, nors jau kaip ir pasibaigė. Visiems būtų naudinga, jeigu automobilių vairuotojai į galinio vaizdo veidrodį vis tiek pažiūrėtų dar 2 kartus iš eilės.
Nu, mes grįžtame prie savo kasdienių reikalų. Taikos prospekte mergina su automobiliu Mazda 626 vaikėsi dėduką su Mazda 323, kad tam praneštų, kad šis kliudęs jos mašiną neturėtų po to lakstyti po miestą, o sustotų ir išsiaiškintų kelis ratus. Taikos prospekte apsuko Mazdos, kol buvo sustota pakalbėti. Prie parduotuvės pajutau, kad mane užkliuvo. Jūs buvote automobilė, taip? Aha. O jis išvažinėjo iš parduotuvės. Kas vyksta po to? Po to aš pradedu, pasižiūrėjau, ką mane kliudė. Pamačiau, kad jisai važiuoja ir pradėjau važiuoti stabdyti jį, pypinti. Davažiavau iki 3 poliklinikos, parodžiau, kad jisai sustotų. Noriu paaiškinti, kad jis mane įrėžė. Bet aš kaip rodo, jisai nesuprato, arba tikrai bėgo nuo manęs. Aš važiavau į tokią aikštelę laukiu, jis toliau nuvažiavo. Aš atbulom daviau čiutnį autobusą pati važiuodama ir gaučiau, ir davažiavau ir sustabdžiau jį tik šitą vietą. Nuo 3 poliklinikos. Labą dieną, ponė. Nepajutot, kaip avariją padarėt? Aš tik tai kliudžiau, aš nepajaučiau netgi, supratot? Tik kliudėt, bet tai čia ne avarija. Aš važiavau iš sustojimo aikštelės ir pasiskau įdėti, pajaučiau. O kada jūs stabdė graži mergina, ko nestojot? Aš važiavau tai vidurinį juostą, aš kaip galiu vidurinį juostą sustoti. Reikėjo tada į pirmą paduoti ir sustoti. Matėte, daug mašinų buvo ir aš buvo visi užimtas eilis. Tądien kažkaip kelių policijos budėtojas buvo labai gerai nusiteikęs, tad atsiradus reikiamiems dokumentams, kurių kažkodėl tai su savim neturėjo vyriškis, istorija baigėsi eismo įvykių deklaracijų užpildymu, draugiškų užpildymų. Kas vyksta, gintarai? Prastai. Pėstiesiems Kauno gatvėje pavojinga tiek pėsčiųjų perėjose, tiek už jos ribų. Šį kartą čia buvo partrenktas senukas, bėgęs per gatvę nelistinoje vietoje. Bos pusės jisai parbėgo, jis dabėgo iki vidurio gatvės, aš jam pradėjau pėti. Jisai suabejojo ir man tiesiai po ratais išbėgo vėl. Aš galvoju, jisai dar palauks, bet aš jau stabdžiau. Supratau, vienas buvo? Jo, bet ten toliau dar vienas bėgo, aš galvoju, mes vis prieš eismą, bet dar mašiną parvažiavo. Nu kur čia? Viskas labai greitai, man po ratais tiesiai. Stovėjo ties viduriu ir dar abejojo ir tiesiai po ratais. 1933 metais gimė senelis, po susidūrimo su Audi buvo netekęs sąmonės, tačiau jau ligoninės priėmimo skyriuje ją atgavęs bendravo su medikais. Jam diagnozuota politrauma, galvos smegenų trauma, kojų lūžimai. Tuo metu avarijos vietoje pasitelkus lėtėjimo pagreičio nuotolinį prietaisą, nustatyta, kad Audi važiavo 70 km/h greičiu. Šiek tiek greitoka kaip Kauno gatvėje. Kitas garbaus amžiaus vairavimo veteranas į incidentą pateko su Opeliu Manto ir Lydėkio gatvių sankryžoje, kai su Opeliuku taranavo Audi galinę šoninę dalį. Abu vairuotojai teigia, kad jiems nors ir važiuojantiems iš skirtingų pusių švietė leidžiami šviesoforų signalai. Bet ponai, taip tai nebūna. Jūs į kairę sukot? Ne, aš iš čia važiavau į darželį. Ai, pirmą juostą jūs važiavo? Važiavo. Iš to kelio. O tas per žalę važiavo? Taip. O tas iš kur atsirado? O jie iš čia, aš va čia vat apsisukau, aš tik biškį esu pavažiavus, kad aš nebūčiau, nes aš, man taip apsukimas buvo net. Tai jie, žodžiu, nuo ligoninės atvažiavo? Jo, jie iš čia. Šitą formą tu degta. Bet jūs važiavot va iš ten? Iš ten. Iš ten važiavo? Jo. Nu? Norėjau nuvažiuoti į garažą, tai pasakau. Norėjau tik kairę sukti? Jo. O mergina iš kur atsirado? Iš ten kapuolė. Nu, iš kur, tai jau, aš nežinau iš ten, iš kur, kaip matot kokių vietų. Jeigu čia būtų važiavus, tai būtų man į užpakalį, ne tiesa. O jums rodiklė degė žalia? Žalia rodiklė degė ar ne? Degė žalia, strėlka degė. Strėlka degė? Strėlka žalia degė, palengvai važiavau. Įsiaiškinant iki galo šios avarijos aplinkybės buvo labai svarbus liudininko Tomo parodymai. Aš jau per gatvę, čia tik perėjau gatvę, bet buvo. Gali apskaičiuoti tik tas šviesoforas. Taip. Kai atvažiuos policija, jį nepatingės ir atliks eksperimentą, kuris įrodys, kad Opeliukas labai jau per draudžiamą signalą judėjo į sankryžą. Juolab Audi buvo sustojęs prie stop linijos ir kai pradėjo važiuoti, Opeliukų jau seniausiai nebedegė žalia rodiklė kairien, dar ir saulė švietė tą pavakarę tiesiai akis, tad nenuostabu, kad 83 metų Opelio vairuotojas ir pakibino jaunesnę. Ir kitas siužetėlis bus apie vairavimo veteraną, kuris vairuoti pradėjo po Antrojo pasaulinio karo. Vairavo traktorius, kitus padargus, tačiau staiga už priekulės galbūt dingus ar sustreikavo sankabai, nuvažiavo nuo kelio ir sudaužė savo Mazdą.
Tos istorijos su traktoriais apie Priekulę vis nesibaigė. Kelyje į Kintus susidūręs traktorius važiavęs į laukus bulvių ir automobilis Renault sulipė atsidūrė kaimo kelelyje. Abu važiavo viena kryptimi link Kintų ir sulipo, kai traktorius suko per ištisinę liniją, o Renault traktorių lenkė per ištisinę liniją taip pat. Kombainą iš šiai pusės stovėjai, pakėlė ir sukomės. Arčiau. Nu tai aišku, kad arčiau. Nes iš tikrųjų jums reikėjo važiuoti ten kažkur tai, kur baigėsi ištisinė linija. Ir išgaznat merginą. Taip. Matėt ištisinę liniją, kad lenkėt per ištisinę? Aš tai ne per ištisinę lenkiau, aš jau pradėjau tenai lenkti. Kur? Tenai nuo kalno. Ant kalno pradėjot lenkti? Jį? Taip. Ir pasivijot? O jo kaip nedegė žibintas posūkio, tai taip ir atsitiko. Primename, kad Lietuva yra žemdirbių kraštas ir čia traktoriai turi tokias pačias teises kaip ir kiti eismo dalyviai. Posūkio rodymas ar nerodymas pirmumą prieš atliekant manevrą nesudėkė. Galiausiai tas posūkis galėjo būti aplipęs mėšlu, bet to švietė saulė ne į pakaušį, o į akis. Tad prieš lenkiant traktorių visus lenkimo veiksmus reikėjo atlikti iki ant asfalto prasidedant ištisiniai linijai. Tai yra lenkti taip, kad visi manevrai būtų baigti iki tos ištisinės linijos pradžios. Aišku, ir traktorius čia negalėjo taip atsipūtęs sukti. Jam ištisinė linija taip pat galiojo, tad kaltė pasidalinta per pusę. Dabar panašus incidentas ir Klaipėdoje. Minijos ir Kalnupės gatvių sankryžoje susidūrus dviems automobiliams jų vairuotojai nutarė palaukti kelių policijos budėtojo, kad šis paaiškintų, kas čia atsitiko, o atsitiko čia štai kas, pasakoja Nissan vairuotojas. Užsigau savo juostą, o moteriškė suka į kairę iš pirmos juostos, ne iš pirmos. Apsižergus juostą. Apsižergus juostą. Kai aš važiavau savo juostą, suko, tik spėjau vairą pasukti iš Lenkijos, skaudėsios susidūrimo. Tai gerai, kad prieš akį nieko nebuvo. Iš pirmos juostos sukot? Ne iš pirmos. O kaip? Gal jie aš galėjau ir šaligatvį suktis. Pažiūrėkit, mane net atmetė. Aš jau posūkį buvau, dariau, kaip jis praskrydo. Net mane atmetė atgal, kai jis įtrenkė. Iš kokios pirmos aš galėjau... O tai jisai prieš eismą važiavo, ta prasme viso? Nu tai kaip išeina? Pasižiūrėkit, kaip mašinos Policija atvažiuos po Gerai. Suzuki vairuotojas šioje situacijoje yra teisi. Tai Nissano vairuotojas pamatęs, kad moteriškė suka į kairę bandė nestabdyti, kaip atrodo būtų logiška, vakarinio piko metu, o apvažiuoti sukančią mašiną. Ir ne iš pirmos juostos sukta kairien. Ne tas pasisukimo kampas, būt buvęs mailesnis. Tai mes ir sakome, kaip gerai, kad iš priekio niekas neatvažiavo. Juk buvo prasidėjęs vakarinis transporto pikas. Tiesa, Klaipėdoje savoka transporto pikas skamba mažiausiai juokingai, nes iš karto atrodo, it čia būtų koks megapolis. Ankstų antradienio rytą mieste susidūrus dviems automobiliams, vienas vairuotojas buvo išvežtas į ligoninę. Avarija vyko, kai automobilio Audi vairuotojas, Latvijos pilietis, būdamas blaivus, kažkodėl tai iš šalutinės jaunystės gatvės nėrė užsimerkęs į judrę Liepų gatvę ir čia pagavo antrą juostą pagrindinių kelių važiavusi automobilį Volvo S70. Latvijos teiks, kad jam matomumą užstojo iš Liepų gatvės kairien sukantis automobilis su būda ar dar liaudyje kabluku vadinamas. Bet tai ponai, tegu tas kablukas sau suka, kuriam reikia, o tada ir matomumas pagerės. Atsivers Liepų gatvės erdvės nematytos, o dabar avarija ir ne techninė, o įskaitinė. Per avariją Volvo vairuotojui sumušta krūtinė, jis tądien paleistas gydytis namo, vis tiek Volvo stiprios mašinos. Pilta kaip į sieną, o mašinos salonas išliko saugus. Jokios detalės ar variklis nesulindo vidun. O juk čia nepaslaptis, retas vairuotojas važiuoja 50 km/h greičiu. Čia važiuojama 50 ir daugiau km/h greičiu. Čia tokia plati ir nedobėta gatvė, kad norisi paspausti. Tai ir spaudžiama. Būtent šioje vietoje praėjusią savaitę mobilus greičio matuoklis užfiksavo rekordinį 138 km/h greitį. Tačiau kai važinėjai su BMW X6, tai pinigų baudai turėjai. Tik štai, kad vairuotojo pažymėjimas gali būti atimtas už tokį greitį, tai jau bėda. Tačiau šis pasakojimas buvo ne apie tai. Šis pasakojimas buvo šalutinis, pagrindinis. Dabar laikas mūsų ir jūsų reklamai, o po jos toliau laidoje matysite. 3,26 promilės alkoholio rastos vairuotojo organizme, kuriam sakė nevažiuok. Bet jis važiavo. O keleivis būtų pūtęs dar daugiau ir apie kokias promilės mes kalbame 9 val. Ryto. Laidą pristato Memelio taupomoji kasa. Paskolos verslui nuo 6 procentų.
Viliuosi, kad jums reklama neprailgo, tad mes tęsime laidą. Antroji reido dalis. Šilutės plente didžiulis betonvežis pasvaidė po gatvę mažytį Renault Clio automobilį. Avarijos priežastis tradicinė vilkikinė. Juodasis taškas galinio vaizdo veidrodėlėje ir tu žiūrėk, jau kažką stumi priekyje. Kelintą juostą jūs važiavote? Pirmą juostą? Jisai reikiavosi? Žinokit, nemačiau jisai reikiavosi. Aš kai aš važiavau, posūkio nemačiau. Aš važiavau priekį ramiai. Pirma juosta. Va taip, kaip ta mašina stovi. Taip. Ir po to jūs apsuk atsidūrėt krūmuose. Aš atsidūrau, tenais yra gyvūnas. Bet jūs keitėt važiavimo kryptį? Jūs keitėt važiavimo kryptį? Taip, aš reikiavausi į dešinę. Ir manęs nepastebėjo. Renault Clio vairuotojai aišku labiausiai džiaugiasi, kad per avariją nenukentėjo mažametis vaikas, per avariją buvęs mašinos salone. Štai ką reiškia specialiosios kėdutės. Tave svaido po gatvę sunkvežimiai, o tu nekrust. Trečiadienio rytą lengvai patinusi kompanija, gal 3, gal net 4 jaunuoliai važiavę automobiliu BMW 318 nuo tilto sukę dešinėn į Danės gatvę buvo tokie greiti, kad nesugebėjo pasukti, tad pylė į rimtą betoninę konstrukciją. Mūsų miesto Klaipėdos griovėjai supratę, kad BMW yra per jautri mašina, kad toliau tęstų kelionę po tokio susitikimo su betoniniu borteliu, ją gražiai pastūmė į šoną ir dingo. Automobilis priklauso 28 metų Vyturio gatvės gyventojui Justinui, matyt ne šiam praeiviui pasislėpusiam gubtuve. Tas BMW priklauso. Ir čia atsirado gera proga priminti, kad pabėgimas iš avarijos vietos Lietuvoje kainuoja nemenkus pinigus 3-4 tūkstančius litų arba netenkant vairuotojo pažymėjimo 3-5 metams. Kito incidento dalyvis turbūt neketino pabėgti iš avarijos vietos, bet kai tau 79 metai, tai ta reakcija tau neleidžia susivokti, kas atsitiko. Ne tik sustoti laiku, bet ir įsilaikyti ant kelio. Kelyje į Kretingą senolis su nuosavu Audi lengvame posūkyje į kairę nuvažiavo nuo kelio į dešinę ir ant kelkraščio čia partrenkęs vieną iš 2 važiavusių dviratininkų nuvažiavo toliau. Он как-то вильнул именно в этом месте, где был велосипедист, и задел, сбил человека. Вот с этим велосипедом, да? Вот с этим там педаль. Видно, где он ударил машиной. Он прям на столб наехал, этот vairuotojas. Nežinau, sakau, man biški pablizgino saulė ir aš matyti nebegalėjau. Ir nematė dviratininkų? Tikrai nemačiau. Kai tau greitai 80, tačiau vairuoja tik 10 metų, tai gali ir nesuspėti su progresu keliuose. Senolį pasirodo pasivijo žmonės matė įvykį. Aš jaučiau, kad rinkis buvo. Kas ten buvo, aš taip ir nesupratau. O kada jūs pavijo žmonės, supratot, kad kažkas yra ne taip? Tai aš jau sustojau, aš jutau, kad kažkas tai trinkis buvo ir aš į pakelį, kai važiavau, dar daugiau pasukau į šoną ir sustojau. Bet toli jūsų reakcija prasta, žinokit, 200 metrų nuvažiavot, nu? Gali būti. 200 metrų. Nežinau, aš to nematavau. Bet tai tu dviratininkų pačių nematėt, pačių dviratininkų nematėt? Nepastebėjau tikrai. Jie porą. Va čia. Šitais rodau. Šitais čia. Nu šitais. Apsižiūrėk tą šitais. Tai aš jau nematau. Nu va. Ir dviratininko taip nematėt. Laido tik nenutraukit. Mes visi kantrai leidžiamės į gyvenimo pakalnį ir visi norėsime vairuoti, neprisipažindami savo, kad gal jau metas sustoti ir ropštis ant krosnės. Nes yra ne juokas, kai sulauki ko ne 80 metų, o tau iškelia bylą. Nes pasirodo dviratininkui tai lūžo kairės kojos kaulas, o kur lūžis, ten ikiteisminis tyrimas. Mes laidoje vis pasidžiaugiame sąmoningais piliečiais, kurie vis skambina į policiją ir raportuoja apie padėtį keliuose. Šis Mercedeso vairuotojas tokio pranešimo auka. 9 val. Ryto policijai buvo pranešta apie keistai žvejybos uosto rajone kripuliuojantį Mercedesą. Kai policija atrado Mercedesą, jis stovėjo, keleivis miegojo. O šiltas vairuotojas buvo perspėtas nevažiuoti, bet jis nepaklausė. Nuo parduotuvės, kur buvo perspėtas, bandė su Mercedesu dingti kiemais. Policijos akivaizdoje, tačiau buvo sustabdytas. Jau pasakiau žmoniškai, nevažiuoti niekur. Kodėl važiavote? Dėl to, kai žadėjau į mašiną, pasivyliau savo kiemą. Negalima jums iš vis vairuoti, supratai? Jūs suprato tą dalyką. Nu dabar tai jau viskas, jo, dabar jau atvažiavom pilnai dabar. Jūs ir bordiūrą atsitrenkėt, aš girdėjau, dar kažką padarėt, pana. Ir dar pareigūnai sakė, jums nevažiuotų, jūs vis tiek važiavot. Nu tai jau gerokai išgeras esat, aš taip suprantu. Nu tai kas atsitiko su jumis? Visi, daugiau nebevažiuosiu visi. Nebevažiuosit, jau atvažiavo? Aš mašiną pastatydėjau, visą, į kiemą norėjau per mašiną. Nu, supratau. O kur gyvenat? Toli gyvenat? Kur gyvenat? Toli gyvenat? O čia gyvena. Aha. Nu prašom tada pas mane svečius dabar. Pilietis kaip rytui pūstels rekordinės promilės.
326, ponas. Aš žinot, kad draugas pats susmėgo automobilį dar. Gerai. Man jūs keistas esat, jūs perspėjo nevažiuot. Nemusikuoti rankom. Keistas esat, vis tiek žmogus. Tuo metu atvyko evakuatorius ir keleivių atėjo metas keltis. Keleivis nesuprato, kodėl jis žadina būtent trinant ausis. Palauk, nusiramink, viskas. Lipam iš mašinos, viskas. Atvažiavam. Atsargiai tik, atvažiavam, viskas, atsargiai. Nevažiuoju. Nu, ne, nieks nieko nevažiavo namo, viskas ponas, viskas, atsargiai išlikime. O jūs žodį galit partart kokį nors? Negalim tai kalbėti, žinot. Kokį nors žodį? Tęsi, pildysi. Kreipimas į tautą prieš savivaldybės rinkimus. Galit pasakyti, ar ne? Jokinga? Vėliau paaiškės, kodėl vyrai vis dėlto važiavo su mašina, o nėjo pėsčiomis į parduotuvę, nes jie iš tos lietuvių veislės, kurie girti geriau važiuoja, negu vaikšto. Bet čia kaip reikiant, Filip. Ui. 89. O jis važiavo nuo universiteto. Ir tarnavo mane. Kai susidom, tik tada užsidėk žalą. Žalias. Jo, klausyk, tai jisai ko gero net nekautas tas, žinau. Viso gero. Ačiū, kad jūs esate, nes be jūsų nebūtų mūsų. Būkite aplankyti čia ir svetur. Sudie. Laidą pristatė Mėmelio taupomoji kasa. Paskolos verslui nuo 6 procentų.